Už kiekvienos pergalės slypi 100 dienų, kurios neseka plojimai. Sveiki, gerbėjai T-Coach podcast'o mylėtojai. Turime puikią progą ir iš tikrųjų pirmas dalykas labai džiugu, kad šiandieną galima podcast'ą daryti Šiauliuose. Ir dar džiugiau, kad mes turime galimybę kalbinti jau dabar buvusi profesionalų Lietuvos tenisininką Ričardą Berankį. Sveikas, Ričardai. Sveikas, Šarūnai. Malonu. Malonu. Šiandieną mes norėtume su Ričardu pakalbėti iš tikrųjų, ką reiškia būti profesionaliu tenisininku ir su Ričardu galbūt aptarti tam tikrus niuansus iš jo visos karjeros, tiek kiek jisai žinoma norės pasidalinti su mumis. Ir kodėl tai yra svarbu? Todėl, kad mes esam kaip Lietuva labai maža ir mes turim vienintelį kol kas tokio aukšto lygio buvusi profesionalų tenisininką, kuris tikrai turi neišdildomą patirtį sukaupęs ir tikrai, manau, bus įdomu išgirsti visiems žiūrovams, ne tik teniso mėgėjams, bet ir vaikams, tėvams ir aplamai, kas prijaučia sportą, kas myli tenisą, išgirsti tam tikrų detalių, kurių aš manau, kad Ričardas dar su niekom nebuvo pasidalinęs. Tai manau, kad šis pokalbis tikrai jums neprailgs ir mes tikrai galėsime išgirsti labai daug naudingos informacijos. Tai pradėkime nuo to, Ričardai, kaip tu visų pirma jautiesi Šiauliuose? Gerai, daug atsiminimų, gerų atsiminimų ir jaučiuosi kaip namie. Niekam nepaslaptis, kad Šiauliuose tikrai teko tam tikrą etapą praleisti, treniruotis ir galbūt atsispirti nuo čia. Ričardai, jeigu tau šiandieną būtų 8 metai ir ar tikrai pasirinktum tenisą kaip sporto šako savo? Šiandieną, tai kai tu mastai? Tikrai taip, dėl to, kad aš labai myliu šitą sportą ir nežinau netgi ką pridėti ir dadėti, kodėl galėčiau rasti kažkokį pasiteisinimą, kodėl nenorėčiau žaisti. Bet, pavyzdžiui, niekada netraukia tavęs, tarkim, krepšinis, futbolas, tas, kurios sporto šakos buvo dominuojančios, ne? Ne, niekada. Ir kaip nekeista, ir tėvai siūlė, kai mažas buvau, pabandyti skirtingas kitas sporto šakas, bet niekada nebuvo tokio noro iš mano pusės arba intencijos. Tai, kaip ir sakau, malonumui man visada labai patinka žaisti tenisą. O profesionalus sportas čia kitas etapas, kitas puslapis, dėl to galėsime daugiau apie tai šiandien pakalbėti, kaip ir sakei pradžioj, bet aš asmeniškai labai myliu šitą sportą ir tiesiog niekada jo nepaliksiu. O jeigu iš šono į save pažiūrėtum, kokį tu prisimeni vaikystėje tą visą etapą, koks buvo Ričardas Berankis, tai kad, pavyzdžiui, žiūrovom pasakytume, ir tau dabar galbūt yra lengviau į save pažiūrėti iš šono, nes tuo momentu, kai buvai vaikas, galbūt daug ko nesupratai, bet iš principo, koks tu buvai, kaip tu save vertintum? Kaip sportininką, kaip vaiką, kaip padykęs, išdykęs, koks? Nebuvau aš labai išdykęs, buvau gana smarkiai disciplinuotas. Nežinau, iš kur aš tą dalyką gavau, tikriausiai iš tėvų ir visada atsakingai viską darydavau. Jeigu kažką pradėdavau daryti, atsakingai ir padarydavau iki galo. Tai čia man nuo mažens duota tikriausiai. Tai grįžtant prie to klausimo, koks aš buvau, turėjau labai didelį norą, aš kaip dabar pamenu, būti profesionaliu tenisininku. Ką reiškia būti profesionaliu tenisininku, aš tuo metu net nežinojau tikriausiai, nes dabar, kai jau žinau, ką tai reiškia, tai jeigu paklaustumėt Ričardo, kai jam 9-10 metų, tai turbūt jis ir negalėtų apibūdinti, ką tai reiškia, bet aš turėjau tokį norą. Tai kadangi ir sesuo vyresnė mano visada stengiasi žaisti tenisą, būti profesionalia žaidėja, tai gali būti, kad tai sujungti dalykai, kai matai sesę vyresnė, kuri kažką stengiasi, bando padaryti, tai tu eini seki jos pėdomis. Tikriausiai sujungta. Tai noriu pasakyti, kad tavo profesionalumo tam formavimui, pasąmoniai tokioj, tu kaip ir įvardinės esminis žingsnis buvo nuo sesė, nes kažkas sportavo. Tu nematei teniso kažkur, tu tarkim, ar kažkur girdėjai, arba netyčia praėjai pro Sireikiškių parką ir tu tuometinį ir tu tiesiog pamatei kažkur ne. Ne, sesuo pirmą pamatė tenisą ir sesuo vyresnė 6 metais, jai buvo 8, man buvo 2. Ir kai sesuo pradėjo žaisti tenisą, tai ir aš realiai Sireikiškių parke augau. Tai ir gavosi, kad susiformavo mano mintis tokia tikriausiai, kad noriu būti profesionalus tenisininkas, noriu iš to gyventi, noriu gyventi tokį gyvenimo būdą, dalyvauti turnyruose, keliauti ir. Labai įdomu, nes kaip vaikui tokią aiškę viziją turėti, būti profesionaliam, kaip ir tu paminėjai, gyventi iš to, būti tame ir taip anksti, čia yra wow, iš tikrųjų, nes net suaugę žmonės gyvena gyvenimą, dar vis dar nežino, ko jie nori, o tu jau turėjai ir man čia įdomu,
va tas kertinis, bet sakai, kaip ir minėjai, tas esi, bet gerai, tu turėjai va šitą požiūrį, tai gerai, koks Richardas tuomet buvo už teniso kortų, koks vaikas buvo? Aš buvau sąlyginai ramus vaikas. Ramus, nesiveldavau kažkada į kažkokius ten vaikiškus dalykus, huliganizmus ar kažką tai. Tai kaip ir sakau, kadangi aš turėjau visada tą viziją, kad man tenisas buvo numeris 1 ir aš su mielu noru aukodavau tą bendrą laiką su draugais, kitais vaikais, pabuvimus visokiausius į darbą aikštelį. Nes aš turėjau tikslą, dėl ko aš tai darau, aš aiškiai suvokiau, kad aš noriu to, man tas patinka, kad ir etapais būdavo labai sunku ir pasiilgdavau ir draugų, ir šeimos, kadangi išvažinėti pradėjau tikrai jauno amžiaus. Bet vis tiek ta vizija mane stumė į priekį ir aš tikėjau, kad tai yra įmanoma ir, kaip sakoma, galimybės yra beribės, kai kažko nori. Tai realiai buvo tavo sąmoningas sprendimas pasirinkti, va, kaip tu sakai, tą vaikystę šiek tiek patraukti sąmoningai, ar buvo vis dėlto, kad tempas, darbas didelis, nu tiesiog jisai natūraliai tau tą patraukė, ar tiesiog buvo tavo sąmoningas, kad, šiame etape aš renkuosi tenisą? Aš labai gerai pamenu, kai pakvietė mane į Šiaulius treniruotis ir mes su tėčiu atsisėdom ir aš negaliu sakyti, kad apsitarėm, bet buvo pokalbis tarp mūsų, kai tėtis man pasakė, kad bus labai sunku. Aš negalėsiu atvažinėti labai dažnai namo, didžiąją laiko dalį leisiu Šiauliuose, kad tikriausiai sumažės mano draugų ratas ir ar aš esu pasiruošęs tam dalykui. Ir atvirai pasakius, iki šiol aš dar nelabai suprantu šito pokalbio esmės, dėl to, kad man tai pasirodė unikali galimybė. Unikali galimybė toliau tęsti ir judėti į priekį, progresuoti, kad galėčiau išpildyti savo tą svajonę. Tai vat irgi nesenai, gal per paskutinį pusmetį aš prisiminiau šitą pokalbį mūsų su tėčiu ir priminiau jam, jisai irgi taipogi prisimena šitą pokalbį, bet taip tiesiog įvyko ir, kaip sakoma, sukrito tos kortos, kad iš jų pusės man reikėjo tik tai palaikymo, kad viskas okei, Rička, važiuok, be problemų, palaikom, jeigu kada nors norėsi sustoti, irgi ne klausimas, ne problema, iš karto stojam, grįši namo, sugrįši į savo, kaip čia pasakyti, normos vėžės, tokias į vaikystę galėsi sugrįžti bet kada, bet niekada tokių kaip ir momentų nebuvo, kad aš paskambinčiau ir sakyčiau, mama, tėtė, noriu namo. Taip nebuvo, ne? Sunkių momentų buvo, kai pervargsti, kai pasiilgsti, bet taip, kad čia viskas dan nebenoriu, ne. Man žiauriai keista girdėti, vad jūsų tėčio pokalbio paminėjai, kad toks įspūdis iš šono, jeigu nesuprastum, tai atrodo, kad tai vyko 2 suaugusių žmonių pokalbis. Ne vaiko, nes vaikų pasakyti, žiūrėk, tau bus sunku, tau bus blogai, tu būsi toli nuo šeimos, tu ne visada būsi pasiekiamas ir tu tą turėsi vieną ir tu taip drastiškai, taip, net per daug negalvodamas, nes tu turėjai tą aišku tikslą sakyti, gerai. Tai gerai, tai būtent tai mes dabar šnekam, tai okei, nėra problemos, aš to noriu. Taip. Ir be šito etapo mes nepasieksim to, ko aš noriu. Tai natūraliai taip ir gaunasi, kad, okei. Tai gerai, tai iš kur tas sąmoningumas buvo pas tavį toks? Ar čia tas noras? Arūnai, aš nežinau. Negaliu pasakyti, aš tiesiog... Mes dabar, kai kalbam su auklėtiniais, ir tu pats jau pradėjai dirbti, ir tu matai, kad jie šiek tiek kitaip mąsto ir tu turi prieiti prie jos kitaip ir tu aiškinti, ir jie žiūri tą profesionalų kaip į gražius žodžius, bet jie nesuvokia, o kaip ir tu sakai, tu jau taip anksti suvokiai, kas slepiasi už to ir kaip reikia daryti toliau, ir kaip tu sakai, jeigu aš noriu tenais, sorry, hebra, aš noriu ten, man nesvarbu, aš dabar pasiruošęs sakyti. Taip. Okay. Tai gerai, tai gal buvo vaikystėje prisimeni momentas, kada supratai, kad tu tikrai gali būti geru tenisininku. Nes kai vaikai žaidžiam, žinai, gauni kritikos, pralaimėjimas, tu nesupranti, ar tu geras, ar tu blogas, kokiam tu lygiasi. Bet kada atėjo tas vidinis toks supratimas, gal nebūtinai vaikystėje, paauglystėje, gal jau kai buvai pro. Ir Ričardai, kada tu supratai, kad tu gali būti geras tenisininkas? Taip, tai niekada nebandžiau į kažką lygiuotis. Visų pirma, aš visada stengiausi pasiekti savo maksimumą, nes kiekvienas turim savo maksimumą kažkokiam dalykė, aš to labai tikiu, bet tas maksimumas yra nepamatuojamas. Ir čia man matematika paprasta, kuo daugiau dirbsi, tuo daugiau pasieksi. Aišku, protingai, kryptingai reikia dirbti, negali tiesiog eiti kas duobė ir sakyti, kad tai yra gerai tenisui. Tai todėl reikia turėti ir žmonės aplink tave, aplink save, kurie išmano ir aiškiai žino kryptį, ką reikia daryti, kad pasiekti to rezultato. Tai 14 metų, kas pavyko, pirmą kartą irgi
lietuviui, taip galima sakyti, laimėti Orange Bowlą. Tai toks neoficialus pasaulio čempionatas iki 14 metų, kuris vyksta Miamyje, Floridoje. Ir tada tikrai atsirado dar didesnis tikėjimas, kad realiai galima pasiekti rezultatų ir vėlesniam etapui, kas yra 16 metų, tada yra 18 metų ir didžiausias kirtis būna iš jaunių pereiti į suaugusius. Bet mano rezultatai tiek 14, 16 ir 18 metų tikrai buvo geri labai, tai todėl kažkaip tai ir nekilo kažkokių abejonių, ar man pavyks ar nepavyks. Tada jau toks jausmas buvo galbūt dabar sėdint man čia, prisimenant viską, aš savo nepalikau opcijos, kad man nepavyks. Tik tai klausimas, ant kiek gerai pavyks. Ir čia vėlgi apsisuka viskas, kai tu sieki savo maksimumą. Tai mano tas tranzitas iš jaunių į suaugusius įvyko sąlyginai greitai, 2 metai, iki kol aš patekau į pirmą kartą į top 100. Nors kad suprastum, tai yra visiškai skirtingi tenisai, tiek jaunių, tiek suaugusių. Aš atsimenu tą periodą prieš Orange Bowlą, tu turėjai labai gerą sezoną su Tennis Europe komanda, tu važiuoji pirmus lygius, Kioliną, visus stipriausius 14-inius ir tu ten puikiai. Ir man atrodo, berods Europos čempionate tu buvai 3. Europos čempionate 3, Mastersus 1 ir tada Orange Bowlas, Prince Cupas ir Eddie Heras buvo. Jo, aš tą prisimenu. Čia aš praktiškai didžiąją daugumą turnyrų laimėjau 14 metų, kas ir atvėrė tas galimybės toliau važiuoti treniruotis į Ameriką. Ten vėlgi kitokia situacija su šparingais, su turnyrų kiekiu aplinkui ir taip toliau ir taip toliau. Tai vėlgi, kai pasieki tam tikrą rezultatą, sąlyginai tai yra geras dalykas, bet iš kitos pusės yra ir kita ta pusė, kai jaunas, mažas vaikas yra labai forsuojamas, kad būtų pasiekti rezultatai 14 metų. Kas yra labai negerai, kadangi tu forsuoji ir tu išsimuši iš tų taip vadinamų krypčių, ką tokiam amžiui vaikas turi tiksliai daryti, kad teisingai susiformuotų kūnas ir psichologija. Gerai, o forsavimas, ką tu laikai forsavimu? Tai vardink, tarkim, plius minus. Kas yra forsavimas būtent? Ilgos valandos, nežmoniški krūviai, tų rezultatų? Aš sakyčiau, labai dideli krūviai. Aha. Ir jie būna daugiau, čia jeigu taip į detalės jau gilintis, jie būna per jėgą, ne per ištvermę, ne per fiziologiją, o grinai pasiekti tam tikrą rezultatą. Ir automatiškai tas rezultatas turi ateiti aikštėje, tai reiškia, aikštėje daug daugiau dirbi negu už aikštės ribų. Nors čia reikia dirbti šiame amžiuje nuo 11 iki 15 metų ir už aikštės labai kryptingai, kas liečia visus kardio dalykus. Tai va, tai žiūrinti bendrą tą kontekstą, tiek fizinis, tiek tenisas labai svarbu. Bet jeigu tu forsuosi tik tenisą, tai tuo momentu tu gali pasiekti geresnį rezultatą iki 14-15 metų, bet jeigu praleisi tą periodą nuo 11 iki 15 metų fizinio pasirengimo, tu striksi jau nuo 16 metų, 16-17. Ok, čia labai geras tavo pastebėjimas iš tikrųjų, nes mes dabar ir pats matai daug susiduriam su to problemu, kad mes labai daug dėmesio skiriam tenisui. Ne tik mes. Ne tik visam pasaulyje. O toliau viskas dalykas. Fizinis ir kiti antraeiliai, tokie kaip ale nesvarbus, jie ir būtini, bet jie nėra tokie pagrindiniai. Okay. Vaiko karjera prasideda nuo 12 metų, galima taip sakyti. Čia jau kai vaikas apsisprendžia daugmaž, kad eis profesionalo kryptim, kad turi susidėlioti teniso pusę, fizinio pasirengimo pusę ir aišku psichologija. Ir didelė klaida, kurią tėvai daro iš esmės, kaip ir sakau, ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje, kai nori rezultato čia ir dabar. Bet jeigu mes pažiūrėsim profesionalo žaidėjo karjeros laikmetį, tai gaunasi nuo 12 iki 36-38 metų dabar. Įsivaizduokit, karjera trunka 25 metus. Ir daug kas labai susikoncentruoja į vaikiuką, kuriam yra 12-13 metų, ir jį užspaudžia, perdegina, iškelia labai didelius lūkesčius, kur vaikas tiesiog 15 metų pasako, aš nenoriu pro, nes jis tiesiog perdega per pirmus 3 metus, kai iš esmės dar 23 laukia. Tai vat, kur yra tas vadinamas anglų kalba big picture. Suprasti, ko tu sieki ir ko tu nori, bet tą jau reikia nuo mažens, jeigu bandysi eiti pro keliu, irgi dėlioti šiek tiek limituotai, kad nesam robotai. Tai gerai, mano sekantis klausimas labai gerai, tu čia pradėjai
iki tol, kol tu buvai pro lygio, ne, buvo tokių momentų tavo, tokių duobių, kur tu sakai, stop, ne man tai, arba aš, nebenoriu, ar pavargau, vėmiu, blogai, galvoju apie metimą galbūt, gal tu ne savo vietoje, iki pro lygio, kol tu žengi, ar buvo tokių pas tavai momentų? O ką reiškia pro lygis? Ką mes dabar čia... Pro lygis tas, kai tu, pradėjai žaisti vyrų turnyrus. Tas jaunių? Jauniuose, mes kalbėkim tada paimkim jaunių etapą. Etape buvo tokių minčių, kad gal stop, gal nebenoriu, pavargau. Aš kaip ir sakau, mano situacijoje nebuvo labai daug tokių minčių, kadangi rezultatai jauniuose buvo geri. Ir man pavyko visą tą laiką išlikti motyvuotam, daugmaž sveikam, kad galėčiau tęsti tą visą procesą. Kitiems būna kitaip. Kiekvienas turim savo istoriją, taigi kaip ir sakau, jeigu netgi nėra rezultatų kažkokių iki 16-17 metų, bet vaikas yra pasiruošęs fiziologiškai ir psichologiškai toliau siekti rezultatų, tai viskas okei, viskas įmanoma. Nes mes kalbam jau apie suaugusių tenisą, bet kai vaikui 15-16 būna ir jis apsisprendžia, kad jis nenori tęsti siekti profesionalo karjeros, aš manau, tai yra per anksti. Jo labiau, jeigu jis turi teisingą tą pamatą ir teisingą metodologiją, kai treniravosi nuo 11-12 metų iki 16-15. Nes tai yra tik pati pradžia. Todėl nereikia nuleisti rankų. Bet namų darbai nuo 11 iki 15 turi būti padaryti. Jeigu tu nori turėti galimybę pereiti į profesionalų vyrų moterų sportą. Suaugusių, kitaip tariant. Okay. Gerai, dabar toks biškiniai į temą klausimas. Ar Richardas tam junior suturė verkdavo? Verkdavo? Visada verkėme, tai kurta. Dažniausiai. Pralošti mačą labai sunku. Kartais būna, kai praloši, kaip sakoma, į vienus vartus. Kartais būna, kad per tašką praloši, o netgi ir gal turėjai match pointų kažkokių. Tai tiek jauniuose, tiek suaugusiuose buvo ašarų, nes tai yra labai skausminga, tiesiog gelia širdyje. Tai ant kiek svarbu sportininkų yra tos pergalės ir kai suaugęs esi, tu dar labiau viską suvoki, kiek tu iš tiesų paaukoji visam procesui, laiko, šeimos resursų, finansinių resursų ir tada tu suvoki, kad iš tiesų labai apmaudu būna ir nieko čia baisaus. Ok, pro lygis aš suprantu, bet, pavyzdžiui, vaikų, kas tuo momentu tau padėdavo, nes aš kiek prisimenu, tu tuo momentu dirbai Šiauliuose, bet tavęs tiek ir te būdavo, nes tu būdai turė, važiuodavo kelionėse. Kas tuo momentu tau padėdavo atsistoti, ypač po tų sunkių, skaudžių pergalių viduj, kaip tu savi surinkdavai emociškai, nes kitą dieną tu turėdavo, kitą savaitę iš karto vėl žaisdavai. Ką aš savo dažniausiai pasakydavau, kad aš pralošdavau mačą pats dėl savo klaidų, kad būtų geriau, reikia treniruotis. Kad treniruotis reikia būti pasiruošus. Viskas per darbą, ne? Viskas per darbą. Taip, per darbą. Bet čia už šitą vietą tai ne tik aš, čia ne mano požiūris. Lygiai taip pat profesionalai top lygio, kurie pralošia, sakykime, mačą, jeigu tau reikia vienos dienos pertraukos, kad tu atsigautum, nusiramintum, be problemų. Pailsėk vieną dieną, bet poryt mes eisim į aikštę ir vėl atidirbinėsim tuos dalykus, kurie nepavyko paskutiniam mače. Tam, kad pasiruošt kitam mačui. Okay. Ir taip sukasi metai iš metų. Atrodo tokia formulė paprasta, sėkmės, ne? Kardu, bet kartais net to, kaip tu sakai, po skaudaus pralaimėjimo, tu kartais net nebenori iš viso nieko. Ir būna, kiek treneris, aš pats kartais prisimenu save, kaip man yra kaip treneriui sunku eit, o dar tam vaikui, kuriam reikia, kaip tu sakai, atsistoti. Bet aišku, tavo atveju... Ir treneris čia negali parodyti, kad treneriui sunku. Taip. Treneris turi išgyventi, bet savo pavyzdžių jis tiesiog privalo parodyti vaikui, mes pralošėm, mes turim pasimokyti iš savo klaidų. Eina mokytis. Ir čia nieko blogo yra pralošti, pralaimėti mačą. Čia yra natūralu. Visi pralošė. Absoliučiai visi. Nėra unikalaus nugalėtojo. Visi pralošėm, bet čia ir yra tas skirtumas didelis tarp top žaidėjų ir tarp žemesnio lygio žaidėjų, kurie suranda vidinės ramybės ir jėgų, kuo greičiau atsitiesti po pralošto mačo arba nepavykusio mačo, čia kaip į tai pažiūrėsi. Čia ir yra tas didžiausias skirtumas. Ok. Tai su vaikystė gal palikime šiek tiek ir gal eikime arčiau link to pro. Tai mano būtų klausimas, koks didžiausias yra melas arba mitas apie profesionalų tenisą? Kaip tu pats galėtum iš savo jau praėjęs tą
Ką žmonės galvoja, kad ten viskas taip gražu, linksma, smagu, bet ką tu galėtum paneigti? Tai kai žmonės galvoja, kad daug pamatom, daug šalių aplankom, pasivaikščiojam, muziejus aplankom, va čia yra mitas. Taip nebūna. Nes darbo diena gaunasi lygiai tokia pati, kaip kad paprasta darbo diena. Pradedi apie 8-9 ryto, kartais 10 ir užbaigi viską ties 17-18 valandą. Vakarienė ir poilsis, ruošys kitai dienai. Taigi kartais būna, kad jeigu, pavyzdžiui, teniso kortai būna viešbučio zonoje, tai tu niekur neišeini. Tiesiog prabūni kortai, viešbutis ir viskas. Čia lygiai toks pat darbas, kaip ir bet koks kitas darbas. Tik kitoje vietoje. Kitoje vietoje ir kiekvieną savaitę kitoje vietoje, tai dar prisideda skrydžiai, laiko skirtumas ir krūviai. Ok, gerai, vat dabar mūsų televizijos labai pakankamai dažnai transliuoja tenisą. Vat žiūrovai žiūri, diskutuoja, kritikuoja. Ko iš tikrųjų žiūrovai žiūrėdami tenisą, ne tenisininkai arba tie mėgėjai, ko iš tikrųjų nesupranta arba nemato? Sportininko išgyvenimo, apie ką tik kalbėjom. Ant kiek tai yra skauda pralaimėti mačą, ant kiek yra sunku atsitiesti mačo metu, kai tau pradžiai nesiseka ir kai sekasi po to. Ir atvirkščiai, kai pradžiai sekasi ir po to nesiseka. Ir tas kabutėse sekasi nesiseka, tai priklauso nuo mūsų pačių. Ką mes mąstam, kaip mes save sugebam suvaldyti aikštelį, lygiai taip pat kaip sugebam suvaldyti emocijas, kaip sugebam nuskaityti priešininką, kokio jis emociniai būsenai, kad išnaudoti tą tam tikrą momentumą, kad perimti iniciatyvą. Ir šitų dalykų neįmanoma suprasti, jeigu tu visų pirma neturi nieko bendro pats su sportu, jeigu tu esi tiesiog toliau nuo sporto ir tada jeigu jau gilintis pradėti, tai irgi tai yra individuali sporto šaka ir nėra dažnas dalykas, kai žaidėjas negali bendrauti su treneriu. Tai dabar paskutinius 2-3 metus jau leido tenise bendrauti su treneriu, kai žaidi toje aikštelės pusėje. Bet iš tribūnų ir ten daug nepirbendrausi. Ten vieną kitą žodį galima, ar ten ženklą parodyti. Ko anksčiau negalima buvo. Tai išeidavo anksčiau į aikštę ir viskas, tu esi vienas. Kokį sprendimą priimsi, tai yra teisingas arba neteisingas sprendimas. Tada tu kovoji su savo emocijom, su fiziniu krūviu, nuovargiu ir taipogi su priešininku. Ir viskas susideda į vieną. Tai va, šita pusė yra truputį nematoma, žiūrovų yra, dėl to, kad jeigu nepatyrei, nesuprasi. Tai tas rakečių daužimas, ritualai visi, tai čia yra va, ta pusė, kur, mes matom, kai valosi veidą, bet ten viskas paslėpti yra, tos, kaip tu sakai, tas emocijos. Taip. Ok. Tai gerai, va, tam profesionaliam turi arba visam gyvenime, kiek yra iš tikrųjų realiai to teniso, o kiek yra tų kelionių, žiniasklaidas, reklamos, tas dėmesys, nes tas yra profesionalaus sportininko, čia yra duona irgi, yra dalis to. Taip. Kiek iš tikrųjų va, procentus, ar aš nežinau, pats savo nuomonę, kaip tu gali papasakoti, kiek yra iš tikrųjų realiai to teniso, o kiek viso to užkulisio, kuris yra taip pat dalis to. Priklausomai koks periodas. Turnyro metu yra mažiau. Jeigu grįžti, pavyzdžiui, aš kai grįždavau į Lietuvą, būdavo daugiau to dėmesio dėl to, kad fiziškai buvau vietoje, vat kaip ir šiandien mes podcastą darom su tavim ir turim skirti keletą valandų šitam visam procesui. Bet taipogi, kai į Lietuvą aš grįždavau, aš turėdavau treniruotis. Taipogi nori su artimaisiais pabūti. Ir tas toksai irgi, negali sakyti, kad be galo sunkus dalykas, bet kai dėlioji dienotvarkę visą, vis tiek gaunasi pilna darbo diena. Išeini iš namų 8-9, grįžti 7-8 vakaro, tam, kad suspėti viską padaryti. Tai irgi atima laiko, procentaliai tikrai nepasakysiu kiek laiko, nes irgi priklausomai nuo to, kokio lygio žaidėjas esi, kiek daug to matomumo tavo nori spaudoje, kažkas ar tu pats nori. Tai čia toks, bet įdirbio reikia padaryti tikrai. Nėra taip, kad savaime viskas gaunasi ir didžiausias laikas čia gaunasi priešas. Laikas gaunasi didžiausias priešas. Ja. Viskam reikia, bet kažkur vis tiek turi dėlioti prioritetus. Taip. Ar dažnai savo turuose, etapuose treniruočių jausdavaisi vienišas? Buvo visokiausių etapų ir iš tiesų priklauso irgi taipogi, ar tenisininkas gali vežiotis teniso trenerį, ar kineziterapeutą kartu su savim, nes tada nesigauni toks vienas, kitaip tariant. Turi visada petį, ką gali atsiremti, su kuo pakalbėti, nueiti pavakarieniauti, padeda padėlioti visą procesą, užsakyti, užrezervuoti viešbučius, aviakompanijų bilietus visokiausius ir
Bet mano asmeninė patirtis yra, kad aš tikrai nemažai laiko vienas praleidau. Prasme, nebuvo galimybės, kad treneris važiuotų arba kineziterapeutas. Tai irgi būdavo tokių situacijų labai dažnai, kai užbaigi penktadienį mačą kokią 20 valandą, kaip pavyzdys, kartais būdavo netgi dar vėliau. Ir turi sekmadienį jau kitoj šaly pradėti žaisti mačą. Tai ką aš darydavau, tai pasisekė, kad Lina Navickienė labai padėjo aviakompanijos, ne aviakompanijos, bet kelionių agentūros jo Adastra savininkė, tai jai galėdavau bet kada paskambinti, kad ir 10-11 vakaro visada padėdavau užbukinti bilietus. Tai čia buvo tikrai stiprus, labai didelis petys mano karjeroje, nes kartais tiesiog fiziškai nespėjai tada po mačo nueiti apsiraminti visų pirma, prasitampyti, pasidaryti fizinio pratimus, kažką tai, jeigu yra galimybė, prasimasažuoti su vietiniu masažistu ir 6 ryto pakilti jau į kitą šalį su 2 persėdimais, kaip pavyzdys. Ir tokių begalės kelionių būdavo ir situacijų. Tai ta vienatvė, čia toks... Nespėjai, aišku, kai tu esi vienas iš tikrųjų, bet iš principo tu esi ir treneris, tada lieki savo, ir kineziterapeutas, ir vadybininkas, organizatorius. Tu viską pats darai. Viską pats darai, bet ta prasme, iš tiesų sudėtingai ir tada tau nebelieka galvoti, galbūt, kaip tu sakai, pasidaryti normalią savo analizę. Taip. Žaidybinė, kad tu galėtum sakyti, čia padariau, kitam turnyrę pabandysiu, nes tu turi užsakinėti bilietus, turi galvoti, kada atskrisi, kur su taksas pavalgysi. O jo sudėtinga iš tikrųjų. Nu, yra kaip yra, žinai. Jeigu turi galimybę, pasiemi kažką su savimi, jeigu neturi galimybės, darai vienas, tai kaip ir, taip dabar kalbant, nėra gal viskas labai sudėtinga, tai kas čia buvo nusipirkti bilietą? Nuėjai Expedia arba Skyscannerį nusipirkai, bet reikia žiūrėti, kad tam tikrų laikų nusileisti. Taip, ar tu spėsi pailsėti, pamiegoti? Nu, tai čia tada prasideda toksai procesas, kurį reikia tiesiog padaryti ir tiek, o ten jau tenisas lieka šone. Nu, tai vat būtent, ta prasme, tai tu kaip profesionaliam žaidėjui, vis tiek, ne apie tai yra, ne apie keliones. Kelionės yra svarbu, kaip nuvykti, bet okei. Tai čia gal tada į temą tas klausimas, ar, pavyzdžiui, Ričardas Berankis, iš ko daugiausiai savo karjeroje jautė spaudimą? Ar buvo taip, kad tu galbūt savi pats labiausiai spaudai, ar buvo aš ir norėjau šalies, sakyti, ta prasme, kas nors dar tave šiaip lūkestį visada užsikeldavau savo aukštą, bet kai esi profesionalus sportininkas, tu automatiškai jauti atsakomybę prieš save patį visų pirma, trenerį, rėmėją, teniso sąjungą ar federaciją, kur bežaistum, ką bežaistum. Ir tada bendras socialinis visas toks, negaliu sakyti, kad spaudimas, bet taipogi lūkestis užkeltas, nes prie pergalių labai greit priprantama. Ir tada, kai nesiseka, ne visi, bet tikrai netrūksta tokių žmonių, kurie mėgsta pasibadyti pirštais ir sakyti, nu tai viskas jau čia, karjeros pabaiga. Ne, tai yra tiesiog labai ilgas procesas ir aš kaip ir sakiau, nuo pat pradžių profesionalo karjera trunka jau suaugusių žiūrinti maštabais, tai 20 metų. Čia patraukiant jaunių 7 metus. Tai kartais tu pykė, kartais tu pakrenti, nes pykė visada išsilaikyti neįmanoma. Gerai, tai tu paminėjai, kad gauni tokios, tos socialinės tokios kritikos, kad tave nuvertina, nurašo, kad jau viskas. O kaip tu su to susitvarkydavai? Nes ta prasme, vis tiek, tai nėra tas pliusas arba tas moralinis toks pliusas, kuris tau padeda. Ir dar tu turi sprendti daug klausimų, dar čia kažkokie šalies tavo tokias, čia karjera, gal čia toks jau, gal jau baigė, gal paseno, gal tas. Ta prasme, kas tau padėjo, nes tai irgi yra labai svarbus dalis, kad sugebėti atsiriboti ir atrasti motyvą eiti vis tiek toliau. Aš kaip ir sakau, aš nesilygiuodavau niekada į kažką tai. Tai jeigu kažkas man turi kažkokių tai patarimų ar pretenzijų, kaip aš galiu geriau kažką padaryti, pirmin pasakykit. Bet Lietuvoje aš nelabai suradau kažką tai, kas galėtų man klausimą užklausti tam tikrą, kodėl taip. Prasme. Jeigu kažkas teisinga klausimą, tai jeigu kažkas supranta geriau, kaip ką daryti, pirmin, eikit, darykit, neturiu problemų. Kadangi nesilygiuoju nieko, aš savo darau ir tiek. Nes taipogi, kaip sakai, Šarūnai, visada būdavo aplinkinių dalykų, kuriuos man reikėdavo apsitvarkyti, tai todėl kreipti dėmesį man į svetimų žmonių nuomonės, aš tiesiog fiziškai neturėdavau nei laiko, nei noro. Kiekvienas turim savo nuomonę, jinai yra sąlyginai svarbi, jeigu tau jinai įdomi, bet jinai kaip bebūtų yra subjektyvi ir kai tu pažiūri, iš kur ateina tas subjektyvumas, iš kokios patirties jis ateina. Kaip ir nelabai buvo daug tos patirties Lietuvoje tenise, tai
kaip ir sakau, tikiuosi daugiau atsiras žaidėjų šimtukė ar 200. Ir tada jau kažkaip kitaip galėsim diskutuoti visų procesus, ar kas ką gali padaryti geriau, gal kitaip ir panašiai. O pačiam visam tam turė, jau profesionaliam, jau kai prasidėjo Grand Slaminės tavo turai, tu turėjai baimių? Žinoma. Gal galėjai vadinti keletą baimių, ta prasme, kas tavis lėgia arba dėl ko labiausiai nerimaudavai? Nerimaudavai, nes norėdavai gerai sužaisti. Norėdavai kuo daugiau eisų paduoti, kuo daugiau vinerių įmušti. Ir tada tas ateidavo jaudulys, būtent prieš mačą, jau sakyčiau, vakaras iki mačo, tu jau pradedi žaisti tą mačą, tu pradedi vizualizuoti užsimerkęs, kaip ką žaisi, kur, ką priešininkas tau darys ir panašiai, bet čia automatiškai pas kiekvieną žaidėją gaunasi. Ir išėjus į aikštę kartais būdavo, atrodo, neklauso nei rankos, nei kojos, bet įeina adrenalinas į kraują ir viskas pasileidžia, tu užsimiršti, tu įeini į savo zoną ir tu jau visai kitai viską matai. Tai kai keletą sykių praeini pro tą ir supranti, ko tu gali tikėtis pats iš savęs, tu jau net neapsikrauni tuo faktu prieš mačą, kad tu jaudinės. Ok, aš jaudinu, ne problema. Jis irgi jaudinas ir jis jaudinas, visi mes jaudinamės. Ok, man reikia vieno geimo, kad aš nebesijaudinčiau. Kaip pačios pradžios ir įsivažiuoju. Pačios pradžios. 10 minučių tu įsivažiuoji ir viskas, tas jaudulys kaip ir praeina. Ok, tai dabar mano toks klausimas, tiek tu žaidėjai daug Grand Slamų ir centrinėse kortuose. Galėtum pasakyti žiūrovai, likus 10 minučių prieš išėjimą į centrinį kortą, kokias mintis būdavo ir ką galvodavo ir kaip ruošdavais? Ta tokį trumpą akimirką, kad jau tu turėsi išeiti. Taip, aš koncentruodavausi visada į apšilimą, nes turėdavau savo apšilimo programą ir kai tu kažkur susikoncentruoji, tu automatiškai pamiršti apie kitus dalykus. Ir kai turi tvarkaraštį apšilimo, tu stengiasi kiekvieną pratimą teisingai padaryti. Nes, kaip Zigmas Živatkauskas man daug kartų yra sakęs, neprivalgęs neprivaižysi. Tai jau ten tas paskutinės minutės, tu nieko nepakeisi. Tu jau taip, kaip tu pasiruošiai paskutinius 2 mėnesius šiam mačui, kai lieka 2-3 dienos iki mačo, tai jau nieko nebepakeisi. Tu jau turi atvirkščiai ilsėtis, kad išeitum kuo labiau pasiruošęs mačui fiziškai ir psichologiškai, neapsikrovęs. Ir kad tai padaryti, turi koncentruotis dažniausiai į rutiną, nes tai yra smegenim pats paprasčiausias dalykas, smegenys pripratusios prie to, jos tada negalvoja apie pašalinius dalykus ir tu turi aiškę kryptį, ką tuo metu daryti 15 minučių iki mačo. Gerai, tada paklausiu kitaip. Pirmą kartą, kai Grand Slamuose išėjai į centrinį kortą, papasakok tą jausmą. Tai kiek sau leidi prisiminti, ta prasme, vat ką mūsų žiūrovai vaikai, kurie sportuoja, kurie žiūri, vat kas tas yra, nes mes kai išeinam, matom ten ovacijos viskas, bet ką reiškia viduj va tą išgyventi? Emocijos labai užkyla, savaime aišku, nes kaip bebūtų, tai yra tavo svajonė, kuri dabar pildosi, tu tą supranti, kad jinai pildosi ir sekundėje gali pasirodyti, okei, aš pasiekiau jau, viskas, ašgi to norėjau. Bet niekada neužtenka. Tada tu pasidedi tašę, jaudinės, kaip pabrėžiu, apšyli ir tada emocijos šokinėja. Tu ir svajonėse, ir tu čia realybėj. Ir vat prasideda žaidimas su savim, kai tu pradedi koncentruotis į tam tikrus dalykus. Pavyzdžiui, Rafa labai koncentruojasi, Nadalis į buteliuko užsukimą, Federeris koncentruojasi... Bet čia vien dėl to, atsiprašau, vien dėl to, kad nepamest savęs. Taip, nepamest savęs. Kad koncentruotis į tam tikrus dalykus, kad pašaliniai dalykai atsitrauktų nuo tavęs. Kad tu neapkrautum smegenų, kitaip tariant. Gana paprasta, bet tą suvokti ir suprasti ir patirti reikia, kad suprasti. Jo, reikia būti ten, jo. Tai senai aš nepamenu, kad aš pirmą kartą žaidžiau. Turbūt gal Australijoje 2011 metais teisingai, jo. Tai ten žaidžiau ir spūdinga buvo, kiek aš pamenu. Ne, tai sakau, ar tu gali savo pasiminti, nes gali būti šoko būsenai, ta prasme, pusė, žinai. Ne, nėra taip, kad ten šokas būtų ar kažką, tai ne. Tiesiog tos emocijos tarp tų svajonių ir realybės ir kai tu turi susigaudyti, tokie, jeigu aš čia stoviu dabar, aš turiu vėlgi danešti maksimumą aikšteliai, gal pavyks man aplošti priešininką, nesvarbu, koks jo reitingas. Ir vat, kaip susigaudyti tą realybę, tai automatiškai svajonė atrodo pildos, bet tu ją pastumi į šoną ir vėl nori daugiau. Tai... Kas tau kaip profesionaliam tenisininkui buvo sunkiau išmokti laimėti ar pralaimėti? Laimėti ar pralaimėti mačo metu? Labai panašus dalykai.
Tai sakyčiau, aš buvau toks gana agresyvus žaidėjas su savo žaidimo stilium, tai tikriausiai man buvo lengviau laimėti. Nes aš bandydavau pats laimėti tašką. Aš nelaukdavau kito klaidos. Tai aš suvesčiau labiau į tai, kad tikriausiai aš visada stengdavaus pats laimėti, negu kad pralaimėti, kai mane aplošia žaidėjas geresniais smūgiais ar kažkuom. Per savo klaidas aš galiu pralošti, bet ne dėl to, kad mane užspaudė ir Bet tu aplošė minėjai, kad tu vieneriais. labai sunkiai išgyvendavai tos skaudžius tokius pralaimėjimus. Nes laimėti, mes kaip einam motyvuoti, mes jau tikimės, kad laimėsim, bet tas pralaimėjimas jis toks skaudus, bet jį reikia išmokti irgi priimti. Savaime aišku, bet tai jų nėra taip, kad kiekvienas pralaimėjimas tu sėdi ir verki. Čia yra truputį skirtingi dalykai, taipogi priklausomai, kur pralaimėjai, prieš ką žaidėjai, koks turnyras buvo. Nu, ir čia daug tokių sudedamųjų dalių, kur dabar tikrai nepasakysiu, bet jo, vis tiek yra kažkoks kiekis laimėtų mačų ir pralaimėtų, kurie įsimena labai. Dabar aišku apie tai paklausi manęs. Kitaip paklausi. Tai kuris žaidėjas tave labiausiai per visą savo karjerą nustebino arba kėlė žavėsi ir kodėl? Daug žaidėjų, kiekvienas toks turi. Dabar, kas pirmą šauna galva, toksai ryškiausias tau? Vienas iš tokių būtų Nadalis. Tai disciplina ir darbas, tokį kiekį darbo, kokį jisai įnešė į savo karjerą, tai čia tiesiog nerealus valandų kiekis aikšteliai, už aikštelės ribų ir panašiai. Ir įspūdį padarė tokį, kad ir dabar susitikę mes bendraujam, gan atvirai bendraujam. Žmogiškas liko. Labai žmogiškas liko ir tai čia sakyčiau taip. Bet negaliu sakyti, kad ir kiti žaidėjai kitokie. Nu, pavyzdžiui, turėjai stovyklą su Federeriu. Jo, bet man augant ir matant Nadalį tokį kaip, sakykime, pavyzdį, kokios svajonės aš norėčiau, kokių rezultatų. Jis tau buvo idealas? Ne, jis nebuvo mano idealas, tiesiog jo rezultatai buvo labai geri. Tai, jeigu paklausi manęs, ar norėčiau 17 metų laimėti, ar 16 netgi Roland Garrosą, tai aišku norėčiau. Tai nesakyčiau, kad jis idealas buvo, bet tiesiog visa aura aplink jį, lygiai taip pat kaip Federeris, ir teko ir artimiau bendrauti su Federeriu, ne vienoje stovykloje treniruočių. Visi labai žmogiški, visi sąlyginai paprasti, bendraujant žmogiškai, bet... O kokį įspūdį tau Federeris paliko, tarkim, pirmoji treniruočių stovykla, nes tu buvai jaunas, kiek atsimenu, ne? 17 man gal Jo, buvo. ir vis tiek jis jau buvo pačiam pike savo. Jis pirmas buvo numeris 1. Jo, tai ta prasme, koks buvo įspūdis, tos pirmos, ką prisimeni iš tokio emocinio? Vėlgi grįšim prie to pačio termino, žmogiškas labai. Jo, pavyko pašnekėti, pakalbėti, pajuokauti kažką tai su žmogum. Jis numeris 1 pasaulyje, įsivaizduok Šarūną. Tai skrendi iš Lietuvos treniruotis su Federeriu, pirmų pasaulyje. Tai tie įspūdžiai tokie, jie po to, taip, paprasti pasidaro natūralūs, kadangi tu, kai patenki tą turą, tu dalinies vieną rūbinę, treniruočių kortą, išparinguoji su kiekvienu, tu eini į kontaktą su žmonėm ir nėra taip, kad po to tave kažkas labai nustebintų. Jo, tai visi esam žmonės. Nu, visi, tai kaip esam, bet, pavyzdžiui, kai dabar skaitai spaudą, pavyzdžiui, didžiausias tas toks tipo užžys turi Djokovičius, nu visi turi savo tų charakterių, tokių perliukų, kaip tu sakai, ne visi gali būti žmogiški ir tu paprasti. Tai ir pats Djokovičius rūbiniai paprastas. Rūbiniai. Ta prasme. Okay. Tai spaudoje yra vienas dalykas, gyvenime yra vis tiek kažkiek kitaip viskas. Gerai, tai tada kuo skiriasi, pavyzdžiui, top 10 ATP nuo top 100-200, kaip tavo kaip profesionalo, kokie yra esminiai skirtumai? Top 10 daug geriau, tvirčiau kontroliuoja save mačo metu. Daug geriau sukontroliuoja emocijas. Jaudulį. Lemiamais momentais niekada neišsigąsta ir automatiškai, kai nėra to perteklinio adrenalino, tu priemi geresnį sprendimą, kur kokį kamuolį žaisti. Ir kai, kitaip tariant, trumpai tariant, daug geriau kontroliuoja save psichologiniai pusė. Nes ar top 90, ar top 10, tai technika, fiziniai gabumai, jie labai panašus, jie labai nesiskiria. Bet galvoje jie daug geriau save kontroliuoja ir automatiškai daug geresnius sprendimus priima. Nepaskuba, išlaukia, saugiau sužaidžia kažkur tai kažką tai. Tau teko žaisti su Djokovičium, Nadalium, tai kaip tu paminėjai jų tą mentalinę stiprybę,
Tu nori pasakyti, kad tau to trūko, žaidžiant su jais, ar buvo kiti aspektai? Trumpai. Pradėkime nuo to, kad jeigu jau taip grįžtant prie manęs, tai turėjau nemažai traumų karjerai, kurios mane išmuždavo gana smarkiai. Okay. Jo, grįžtant prie Džokovičiaus ir Nadalio, jie turėjo visai kitokį visą procesą ir panašiai. Tai noro man niekada netrūko, bet jeigu jau žiūrim į tą patį aukščiausią lygį, tai ir fiziniai duomenys nemažai daug ką reiškia. Taigi aš tikrai nebandau čia pasakyti, kad aš čia buvau gal ne pats aukščiausias, ne pats stipriausias, ten buvau traumuotas kažkada tai. Bet, gali būti, kad daugiau jaudindavaus negu jie. Ir aš tą priimu pilnai, prasme. Nes mano buvo tokia situacija, kad aš jaudinaus. Gal aš neturėjau kažkieno, kas mane pamokytų kitaip kažką daryti. Bet čia dabar taip atsukti juostą atgal ir sakyti, va čia klaida, lengva. Supratau. Jo, tai. Ok. Tai va dabar tu esi jau kitoj barikados pusėje, jau esi treneris. Taip. Tai, ką tu dabar matai, arba tai, ką tu iš savo patirties galėtum pasakyti, kokią didžiausią klaidą treneriai, nebūtinai Lietuvos, aplamai treneriai daro dirbant su talentingais tenisininkais? Vienas minė, nereikia čia visko vardinti sąrašą, bet ta prasme, tai, kad tu labiausiai tau krenta į akis, nežinau, iš savo būtent profesionalaus, nes kadangi tu buvai profas, tau yra lengva tą suprasti ir pasakyti. Vieni daro per daug, kiti daro per mažai. Labai išsamus atsakymas. Taip, sakai trumpai. Tai čia nėra vieno atsakymo, kas yra teisinga, kas neteisinga. Čia reikia individualiai žiūrėti kiekvieną vaiką, jo duomenis, jo motivaciją ir suprasti, ko vaikui reikia tam tikrų metu. Čia tik pagal tai gali nustatyti, ar teisingas procesas, ar neteisingas procesas, bet visų vaikų procesą aš negaliu sužiūrėti ir nematau. Ir nematau didžiosios dalies Lietuvos trenerių, kaip kas dirba, ką dirba, kada dirba, kur dirba. Tai toks atsakymas labai aiškus, abstraktus, bet yra kaip yra. Ir klausimas buvo abstraktus, kokią klaidą, tai nėra tokios vienos. Jeigu būtų viena klaida kažkokia, tai žinoma. Ir negali sakyti, kad ir galbūt nėra to rezultato Lietuvos tenise, jeigu mes kalbam apie suaugusius top 100 žaidėjų, kad čia dėl trenerio klaidos kažkas nepavyko. Lygiai taip pat yra vaikas su savo motivacija, su savo norais ir požiūrį į gyvenimą, ar jis iš esmės nori ar nenori būti pro žaidėjų. Tėvų labai didelis vaidmuo visam procese, kaip jie vaiką auklėja, ugdo, ruošia tam profesionaliai galimybėje atsirasti bent jau. Tai pasakykime, ir tuomet dar treneris yra. Tai čia yra daug tokių sudėtinių dalių, kurias reikia suprasti prieš komentuojant kažką. Mes visą laiką kalbam apie profesionalius žaidėjus, vaikus, kokių reikia savybių, ką reikia daryti. O kaip tu galvoji, kokių savybių reikia treneriui, kad paruoš profesionalų sportininką? Kantrybės. Kantrybės ir daug noro ir darbo iš trenerio pusės reikia, nes nėra viskas tikrai, kaip dažnai mėgsta specialistai tenisų sakyti. Tai čia vaikas nenorėjo, nemotyvuotas. Tai čia ten su tėvais kažkas negerai, kad jie ten galbūt pyksta ant vaiko ar dar kažką. Tai visada reikia nuo savęs pradėti. Nesvarbu, kokia situacija būtų. Tai mano irgi toks... Kantrybės. Jo, aš tą sutinku pats, bet žinai, su metais jos nedaugėja. Tavo įžvalgos tėvams, kurie labai sureikšmina tą rezultatą, tu kaip ir minėjai dėl profesionalaus kelio, koks tai ilgas amžius tarpsnis, bet ką patartum tėvams, kurie labai akcentuoja rezultatus, nes jie realiai investuoja į vaiką, į trenerius ir jie supranta realiausiai rezultatą tik per patį pralaimėtą rezultatą. Taip. Jeigu laimi gerai, pralaimi blogai, reiškia blogas procesas. Taip. Ką tu jiems galėtum patarti? Arba pasakyti nuo savęs, palinkėti galų gale? Palinkėti ir patarti nėra taip labai paprasta viską, žinai, bet iš esmės tai tas dabartinis rezultatas tikrai nenulems ateities. Ar vaikui pavyks būti profesionaliu žaidėju ar ne. Tai žiūrėti reiktų šiek tiek paprasčiau. Iš tėvų pusės tėvai, jeigu jie nėra teniso specialistai, kalbu realiai dabar, jeigu nėra teniso treneriai, kaip ir neturi tos patirties treniravimo, tai jiems reikia tiesiog palaikymo į vaiko pusę, tėviško palaikymo.
kad vaikas visada bet kokiu momentu galėtų į tėvus atsiremti kaip į pačius artimiausius žmonės. Nes jeigu vaikas pajaus, kad jis neturi to palaikymo iš tėvų pusės, jisai užsidarys. Tuomet automatiškai treneriui bus sunkiau suprasti, kas vyksta su vaiku. Ir tada kyla klausimai, ar tėvai spaudžia, ar nespaudžia. Ir iškelti vaikui lūkestį 14-13 metų, kad jisai būtų ten kažkuom wow, dėl to, kad tėvai daug investuoja pinigų, nežinau, ar tai sąžiningai yra. Nes iš patirties galiu pasakyti, daugeliu atveju tai kartais būna didesnis tėvų noras negu kad pačio vaiko. Tai kadangi tėvai kaip ir suaugę žmonės, tai patys turėtų suprasti, ar čia jie daugiau nori, arba jausti, ar jie daugiau nori, ar vaikas. Ir jeigu jie iš tiesų supranta, kad jie labiau nori negu vaikas, tuomet kodėl reikia spausti vaiką? Klausimas man iškyla. Nes vaikui tada sunkiau gyventi pasidaro. Aš nenoriu, kad mano vaikas labai sunkiai gyventų asmeniškai. Tai vat čia tėvai turi tai tėviškai pažiūrėti, kas geriausia vaikui yra. Ir kai iškeli lūkesčius labai aukštus vaikui dėl teniso kaip sporto šakos ir leidi savo pykti ant vaiko, kad vaikas nepasiekė kažkokio rezultato, mano požiūriu tai yra labai nesąžininga į vaiko pusę. Gerai, Richardai, tai nemažai iš tikrųjų apkalbėjimo, dabar tokia rubrika sugalvojau blitz klausimai. Visada sugalvojai, ką nors. Kažką įdomiau. Tai iš principo trumpas klausimas ir nesiveliam, nesiplėtojam, bet trumpas konkretus atsakymas. Tai pradėkime. Geriausias tavo trenerio patarimas? Būk laimingas. Tikrai. Gerai. Toliau, skaudžiausias pralaimėjimas. Atsimeni tokį? Atsimenu. Vienas skaudesnių buvo prieš Čiličių Wimbledone ir prieš Nadalį prieš keletą metų. Tai čia šitie du skaudžiausi buvo. Taip sutapo, kad ant žolės ir Wimbledone, bet iš tiesų du mačai, kuriuos aš manau turėjau visas galimybės laimėti ir tiesiog neišnaudojau 2 taškų tiek vienam, tiek kitam mače. Sekantis klausimas, saldžiausia pergalė? Labai saldi buvo pergalė prieš Bosniją Davis Cup'e 2014 metais, kai patekom į pirmą grupę. Čia buvo pirmas kartas, kai kai patekom ir vienintelis. Iš 5 setų, ne? Prieš Džamhūrą ir Basičių. Prieš Džamhūrą iš 3, prieš Basičių iš 5. Ir 4-2, man atrodo, pralaiminėjai 5 sete. Trečiam sete pralaiminėjau prieš Basičių 4-1. 4-1. Ir pirmus 2 setus irgi pralaimėjau. Ok. Didžiausia klaida tavo karjeroje? Pasiliksiu savo šitą. Ok, turi teisę. Trumpas atsakymas. Gražiausias kortas pasaulyje? Labai patiko ir nesenai mačiau nuotraukas, kad jis dabar apleistas. Tai yra Kibiskeino Miami Open buvusios lokacijos centrinis kortas. Buvau prieš 2 metus. Specialiai nuvažiavau, ten niekas nevyksta, jis apleistas yra, bet ten veikla vyksta, bet centrinis jo biškį. Tai va šitas vienas gražiausių man. Ir kai užlipi į patį viršų tribūną, tu matai Miami. Tai man ta vieta. Sutinku. Aš tiek ir te mačiau to areną, bet ten vienam tokių... Jinai tokia man ir man asmeniškai labai daug ką reiškia ir iš esmės tai man... Sunkiausias varžovas? Sunkiausias varžovas? Djokovičius. Ok. Geriausias draugas tavo ture? Su visais gerai sutarė. Visi draugai? Visi draugai. O vieną kažkokį, kur tikrai būdavo toks artimesnis? Tai yra, ne vienas yra, tiesiog čia neišvardysi dabar visų. Čia toks klausimas, ką dažniausiai veikdavai lėktuvė, kai skraidydavai tarp turnyrų? Skaitai, žiūri filmus, miegi arba tiesiog klausai muzikos, nes tiesiog pavargęs esi. Tai vienas iš 4. Mėgstamiausias maistas po varžybų? Po varžybų iškart po mačo ar šiaip grįžtant? Po varžybų, ta prasme, nebūtinai iškart. Sušiai. Sušiai arba steikas. Ok. Kurį turnyrą norėtum sužaisti dar kartą? Visus. Tai blitz klausimai, Gal vieną kokį nors pasilik? Ne? Visus Grand Slamus. Visus Grand Slamus. Sutrumpinkim iki. Ir Mastersus, ir... Ko labiausiai pasilgsi dabar šiai dienai iš profesionalaus to gyvenimo? Jaudulio. Prieš šeimą, ne?
Prieš šį O tau yra nepakartojamas. dabar niekas jo nebekelia. Sunku užkelti tą jaudulį, taip jo. Okay. Ką apie Richardą Berankį interne rašom arba buvo paminėta neteisingai? Daug dalykų, dabar neįvardysiu visų. Vieną bet kokį. Kuris pirmas šauna tavo galvo? Wikipedijoje ne visai teisinga informacija aprašyta apie mane. Gerbėmiai, pasitaisykit. Kokį mitą apie save norėtum paneigti šiandieną? Kokie esi girdėjęs apie save mitą kažkokį, kuris visiškai netitinka realybės? Arba norėtum paneigti? Nepasiruošiau šitam klausimui, tai Supratau. Dabar sunku tai pasakyti labai, bet kiek pamenu, dar senesniais laikais visi sakė, kad aš gyvenu Amerikoje. Kad gyvenu. Bet senais laikais, čia ne tada, kada aš treniravausi, o dabar čia, sakykime, prieš 5 metį gerą. Tai, tokie dalykai visada išlenda vienas kitas, kur iš tiesų taip nėra. Ar tenisas tave labiau pakeitė kaip sportininką ar kaip žmogų? Kaip žmogų. Gali šiek tiek gal plačiau? Čia blis klausimai ar kaip? Šitą noriu, kad plačiau atsakytų. Tai atsiranda atsakomybė, disciplina, įsipareigojimai. Taip, tu daug anksčiau vaikas suauga, sportuodamas būtent tenisą, dėl to, kad dar kartą visiems pakartosiu, tai yra individuali sporto šaka, kur sportininkas atsakingas didžiąją laiko dalį pats už save. Tai čia atsakymas paprastas. Jeigu iš tavo karjeros būtų galima pasimti tik vieną dieną ir ją išgyventi dar kartą, kuri tai būtų? Iš teniso. Taip. Sakyčiau, jauniuose, kai tapau pirmas pasaulyje. Tai čia Meksikoje laimėjai paskutinį tą, Meksikoje laimėjau. Ir aplenkė Ignatiką. Jeigu neklystu. Tas turnyras lėmė, būtent, ne? Kažkaip ten labai sunku buvo, intriga buvo, ten skirtumas buvo iš 1293 taškų iki 1285 taškų, kur ten keletas taškų ir galėjo vieną į kitą pusę pakrypti viskas, bet pavyko laimėti paskutinius 2 mačus finalus, tiek vieneto, tiek dvejeto ir labai gerai pamenu tą jausmą, kai nukrito visa įtampa. Ok. Kada talentas nustoja būti svarbiausias, o viską pradeda lemti charakteris? Čia nuo pat pradžių taip yra. Nuo pat pradžių. Tu esi už tą, kad darbas yra numeris 1. Čia taip yra. Galit bet kokio specialisto paklausti, jums tą patį pasakys ir ne tik tenise, o iš esmės sporte. Gerai. Kokį vieną dalyką treneriai dažniausiai pervertina, o kokį neįvertina? Talentą pervertina, neįvertina darbo, ką galima sugauti. Ta prasme, tarp to žmogaus. Taip, teisinga. Darbingumo. Ar buvo momentas, kai supratai, kad esi ne tik tenisininkas, bet ir geras pavyzdys kitiems? Negalvojau apie tai niekada. Nejaugi nėra tos, tu tiek esi praėjęs, tiek interviu, tiek tokį visą laiką turėjai populiarumą Lietuvoje, kai grįžti, ypač iš turų ir vis tiek kažkas tave stebi, kažkam tu esi, net ir mūsų pirmiem, antram numeriu dabar tu buvai vis tiek toks autoritetas ir tu niekada apie tai nepagalvojai. Kad aš esu autoritetas? Kad pavyzdys. Tai pagalvojai turbūt, bet kada pirmą kartą pagalvojau, tai nesureikšmini, tiesiog tu dirbi savo darbą ir jeigu kažkam patinki, tave lygiuojasi kažkas, čia yra natūralu. Ar yra šiandieną, ko aš tavęs dar nepaklausiu? Ne. Ne, bet dar vienas klausimas, paskutinis. Tai klausimas būtų toks. Įsivaizduok, kad dabar į tave žiūri 10 metų berniukas arba mergaitė, svajojantis vieną dieną žaisti Grand Slam'e. Jie prisimins tik vieną tavo sakinį. Ką jiems pasakytum? Viskas yra įmanoma. Tiesioginė žodžio prasme. Ir tai yra labai abstraktu, bet kiekvienas galim pasiekti kažkokių savo maksimalių aukštumų, tik tai nieks negalim pasakyti, kokios tos aukštumos yra. Tai tik dirbant, stengiantis, tu gali suprasti, ką tu iš tiesų gali pasiekti. Tai čia buvo T-Coach podcastas su Richardu Berankiu. Tai visų pirma noriu visiems padėkoti žiūrovams, kurie žiūrės. Noriu didelį ačiū pasakyti Richardai. Ačiū. Kad apsilankė visų pirma Šiauliuose ir dar turėjom galimybę padaryti podcastą. Už šį podcastą noriu padėkoti Rokui Verbickui ir puikiam kolektyvui Kesmano ir pagrindiniam T-Coach rėmėjui Versmina. Ir ačiū visiems, kas buvot. Laikinkit mumis, žiūrėkit, kritikuokit, mes visą laiką laukime ir esame atviri jūsų pasiūlymams ir iki sekančių. Viso. Ačiū, viso gero.